Sveiki, su jumis Gytukas ir mano kolega Paulius Patirka. Kadangi jums nekyla rankelis parašyti komentaro po mūsų foto iš Lenkijos varžybų, tai kaip žadėjome pakomentuoti jūsų komentarus, tai išeina, kad neturime ką komentuoti. Aš susivėliau ir dabar skaitysiu per naujo. Arba ne, neskaitysiu, palik šitą. Dėkui už tuos kelis komentarus. Kurią tai dieną klubo sportininkai ir aš turėjome diržų egzaminus. Dėkui jo vidui, kuris taip šauniai mus pakankino. Ta prasme. Geriau būčiau namų darbus daręs. Darysim. Skauda pilvą. Dėl ko? Kaip sen? Tai kiek tau reikėjo atsispaudimų daryti? Aina. 50. Booyaka, M-beat run the dance. Booyaka, booyaka, we no take back the house. Booyaka, booyaka. Daugiau galite pasižiūrėti čia. Žemiau rasite nuorodą. Kas čia buvo? Kas čia buvo? Teminis pižamų gėjų vakarėlis. Primeti? Teminis pižamų ir dar gėjų. Kas čia buvo? Dalyvavai, ne? Aigi, jo, sakei, kad dalyvavai. Ką ten darė? Diržų egzaminas? Nepanašu. Dabar apie svarbiausią klubo įvykį šį mėnesį. Jau kelinti metai iš eilės klubo sportininkai kartu su draugais dviračiais mena iki Varėnos Gluko ežero. Jau birželio 30 dieną 10 val. Susirinkam prie Šašlykinėje Sulonų gatvėje ir minam iki Varėnos. Pabandysime išsiaiškinti, ko reikia tokiam dviračių žygiui. Pirma, nors kiek turėti noro visą dieną paminti dviračio pedalus. Antra, aišku, dviratis svarbi detalė dviračių žygyje. Trečia, reikalinga palapinė, jei nuspręsite naktį miegoti ne po atviru dangumi. Ketvirta, kuprinė, į kurią susidėsite pietus, atsigerti ir dar visokių nereikalingų daiktų. Penkta, fotiką, jei galvosite viską fiksuoti. Nu, bet kai jūsų visų dabar labai šustri telefai, tai kam jums fotikas? Šeštas, papildomų rūbų, jei kartais pradėtų lyti. Septinta, visus sunkesnius daiktus nuvešime mašina, na, aišku, už tai susimesime kurui. Su jumis buvo Gytukas ir mano kolega Paulius Patirka.